Manau, kaip kiekvienam vaikui lygiai taip pat ir man ir teko ir pačiam pajusti ir pačiam pasityčiusti kažkiek, bet aišku skiriasi tos patyčios, jos būna tam vaikų amžiui visokios, jos labai skiriasi, gali būti jos lengvesnės, gali iš viso vaiką sužlugdyti ir tikrai, ypač berniukai, prisigalvoja visokių dalykų ir dabar, aišku, sunku taip prisiminti iš karto, bet gyvenimas verda toj mokykloje ir muštinių būdavo daug ir visi, manau, tą praeina ir kai, aišku, kai būdavo ta situacija, kai labai tyčiodavosi kas nors labai silpnesnį už save, tai aišku, mes sustodavom ir tiek. Tokia situacija man pačiam tenka būti ir iš tikrųjų matosi, kad tie vaikai, tarkim, vyresni skriaudžia mažesnius, pavyzdžiui, ir būnant kompanijoje tikrai galima sudrausminti, aš pats taip elgiuosi, kad sudrausminu ir paaiškinu savo dukrai, kad taip elgtis negalima ir manau, kad toks paaiškinimas nuo mažų dienų tam vaikui yra įskiepijama, kad tam tikra pagarba ir kad reikia draugauti su ir tas vėliau pasireiškia, manau, ir mokykloje ir viskas, manau, prasideda nuo tėvų šeimoje.